Tai sveiki, aš esu Ingrida, įmonėje Bevi Lietuva dirbu inžinierė konstruktorė ir šiandien norėčiau pristatyti keletą įmonės gaminamų produktų bei aptarti jų panaudojimo galimybės. Tai pradžiai šiek tiek pristatysiu pačią įmonę. Bevi yra tarptautinė kompanija, kuri savo veiklą plėtoja visoje Europoje. Žemėlapyje galite pamatyti įmonės įsidėstymo planą. Įmonė turi apie 80 gamyklų, įmonėje dirba apie 3200 darbuotojų. Tai Bevi Lietuva galbūt bus jums labiau pažįstama senuoju pavadinimu Baltijos polistirenas arba Baltpol. Tai mūsų įmonė specializuojasi termoizoliacinių sprendimų ir pakuočių bei techninių komponentų gamyboje. Keletas mūsų siūlomų produktų tai yra daugiasluoksnės sandwich plokštės. Jas gaminame su dviem užpildais, tai PIR plokštės ir mineralinės vatos užpildo. Tuomet siūlome EPS plokštės, XPS plokštės, EPS statybinius blokelius, PIR izoliacinės plokštės ir EPS arba XPS liktinius klojinius. Tai pastato projektavimas ir statybų procesas iškelia labai daug iššūkių specialistams. Kaip pasirinkti medžiagas, kurios tarnaus numatytą laiką, atlaikydamos klimatą ar mechaninius poveikius, kaip sutrumpinti montavimo laiką, neprarandant kokybės, kaip užtikrinti tvarumą projektuojant pastatus, kad būtų suderinti energinio efektyvumo ir estetiniai reikalavimai. Tai statybų sektorius nuolatos keičiasi, o inovatyvios medžiagos atveria naujas galimybės efektyvesnei ir greitesnei statybai. Tai vis dėlto kai kurios iš šių medžiagų vis dar vertinamos stereotipiškai, tai viena iš dažniau pasitaikančių klaidingų įsitikinimų apžvelgsime. Tai yra daugiasluoksnės plokštės tinkamos tik pramonės ir prekybos paskirties statiniam. Tai iš tiesų šios plokštės vis dažniau yra naudojamos ir administracinių pastatų statybai, gyvenamųjų namų statyboje. Tokį sprendimą lemia jų energinis efektyvumas, greitas montavimas ir estetinės galimybės. Tai kodėl verta būtent šias plokštės rinktis? Tai šiuolaikinės plokštės su PIR arba mineralinės vatos užpildu užtikrina aukštą energinį efektyvumą, todėl tinkamos A++ klasės statiniams. Dėl lengvos konstrukcijos pastatai statomi daug greičiau, nei naudojant tradicinės medžiagas. Tai leidžia optimizuoti statybos procesus ir sumažinti statybų išlaidas. Daugiasluoksnės plokštės yra gaminamos įvairių spalvų, todėl galima sukurti patrauklų fasadą pritaikytą tiek biuram, tiek gyvenamiesiems namams, arba pritaikius atitinkamus konstrukcinius sprendinius, galima tiesiog įrengti norimą fasadinę apdailą ant daugiasluoksnių plokščių išorės. Taipogi šios plokštės pasižymi didelio atsparumo drėgmei, korozijai ir ugniai, todėl yra saugu ir patikima pasirinkti ilgalaikiai eksploatacijai. Tai kurgi galima naudoti šias plokštes, tai kaip minėjau, gamyklos ir sandėliavimo paskirties statiniai, administraciniai pastatai, modernūs biurai, įstaigos, viešieji statiniai, tiek individualūs namai, daugiabučiai su inovatyviais fasadiniais sprendimais. Štai čia turime vieną iš pavyzdžių, tai matoma Jonavoje esančios gamyklos su administracinė pastato dalimi, statybos procesą ir galutinį fasado vaizdą. Tai kaip matome, fasadas yra sumontuotas iš vertikaliai orientuotų daugiasluoksnių plokščių. Kitas pavyzdys tai yra gyvenamųjų namų kvartalas, jis yra Kauno rajone. Šie namai yra pastatyti naudojant daugiasluoksnės plokštės tiek sienoms, tiek stogui. Šių namų statyba vidutiniškai užtruko vieno namuko apie 3 mėnesius, o namuko energinės klasės efektyvumo, šie namai turi A+ klasės energinio efektyvumo sertifikatą. Ir dar vienas pavyzdys, tai klientai pasirinko mūsų daugiasluoksnės plokštės savo gyvenamojo namo stogo įrengimui. Tai kodėl verta jas rinktis, nes statybos procesas pagreitėja, kartu su apšiltinimo sluoksniu mes iš karto gauname ir jau stogo dangą. Tai matome, kad plokščių montavimas nėra labai sudėtingas, net ten, kur negali privažiuoti statybinė technika, žmonės patys be specialių prietaisų susimontavo stogą. Taip reikėtų nepamiršti, kad darbų sauga yra visada svarbu ir reikėtų dėvėti šalmus bei saugos apraišus. Dar reikėtų gal paminėti, kad Bevi daugiasluoksnės plokštės turi EPD deklaraciją. Tai aplinkosaugos deklaracija, kuri užtvirtina tvarumą ir ekologiškumą, nes plokščių gamybos procesas yra optimizuotas ir siekiant sumažinti anglies dioksido emisiją bei poveikį aplinkai. Kitas mitas tai, kad vėdinamiem fasadams šiltinti galima naudoti tik mineralinę vatą.
Tai nėra tiesa. Tokiem fasadam galima naudoti mažai laidžią arba visai nelaidžią termoizoliacinę medžiagą, tai pavyzdžiui, Unipir plokštės. Jos pasižymė geresnėmis šiluminėmis savybėmis ir didesniu sandarumu. Tai galime apžvelgti jų privalumus. Tai Unipir plokštės efektyviai sulaiko šilumą, efektyviau negu mineralinė vata, todėl galime naudoti plonesnį sluoksnį be šilumos nuostolių. Jungtis tarp plokščių yra sandarinamos specialia priklijuojama plėvele, kuri užtikrina, kad pastatas taptų sandarus ir nesusidarytų šiluminiai tilteliai. Toliau, dėl geresnių šilumos izoliacinių savybių, Unipir plokštės yra ženkliai plonesnės nei mineralinės vatos sluoksnis, tai gali būti ypatingai svarbu riboto užstatymo tankio teritorijose, projektuojant namus. Ir ilgamžiškumas ir atsparumas drėgmei. Skirtingai nuo mineralinės vatos, Unipir plokštės nesugeria drėgmės, todėl ilgainiui išlaiko savo izoliacinės savybės, bet to bėgant laikui nepraranda formos ir nesukrenta priešingai nei tai įvyksta su mineralinė vata. Vienas iš įdomesnių projektukų buvo idėja pastatyti namą laivą. Šio projekto apšiltinimui buvo pasirinktos Unipir plokštės, tai naudojamos buvo 3 cm storio plokštės, jomis apšiltino sienas, lubas ir grindis. Kodėl pasirinko Unipir plokštas? Tai dėl to, kad ši medžiaga yra atspari drėgmei, sandari ir jos yra mažas šilumos laidumo koeficientas. O būtent pagrindinis akcentas ir buvo pagrindinis noras, kad statinyje išsaugoti kuo daugiau naudingojo ploto. Toliau pateiksiu porą vėdinamo fasado montavimo galimybių. Tai vienas yra naudojant medinius grėbėstus, tai natūralus ir ekonomiškas sprendimas tinkantis įvairių pastatų konstrukcijoms. Kitas variantas tai nerūdijančių plieno fasado tvirtinimo sistema. Ji yra dažniau naudojama tais atvejais, kai fasadai apdailinami klijuojamomis plokštėmis, kai nenaudojami varžtai arba renkantis sunkes fasadinės apdailas, tai pavyzdžiui čerpės. Unipir plokštės šiaip yra modernus, efektyvus sprendimas vėdinamiem fasadam. Tai dar norėčiau paminėti, kad Unipir plokštės yra irgi su EPD deklaracija, tai aplinkosaugos deklaracija. Todėl yra puikus pasirinkimas siekiant užtikrinti aukštą šilumos izoliaciją ir mažinti ekologinį pėdsaką. Trečias mitas. Tai kad PIR medžiaga yra netinkama šlapiem fasadam. Tai bevi gaminamų produktų sąraše turime termoizoliacinės plokštės COMPIR, tai yra plokštės tinkamos sienoms, stogam ir grindim. Dėl specialaus plokštės paviršiaus padengimo galima nevengti kontakto su betonu. Tai kodėl verta šias medžiagas rinktis? Tai dėl to, kad jos išorinis sluoksnis yra padengtas specialia stiklo pluošto danga. Ši danga suteikia papildomą apsaugą nuo drėgmės, mechaninių pažeidimų ir ultravioletinių spindulių, užtikrina puikų sukibimą su tinku. COMPIR plokštės yra modernus ir efektyvus sprendimas nevėdinamiem fasadam, pranokstantis tradicinės izoliacinės medžiagas tiek šiluminė varža, tiek atsparumu drėgmei, tiek ilgamžiškumu. Toliau, itin mažas vandens įgeriamumas, tai kaip ir būdinga PIR plokštėm dėl uždarų porų struktūros, COMPIR praktiškai nesugeria drėgmės, todėl išlaiko savo izoliacinės savybės. Efektyvus varžos ir storio santykis, tai PIR yra iki 50% efektyvesnė nei APS ar mineralinė vata, todėl reikalingas plonesnis sluoksnis tam pačiam rezultatui pasiekti. Toliau būtų, kad jos yra geresnis atsparumas ugniai nei APS, tarkim, plokščių. Atsparumas pelėsiui ir biologiniam poveikiui. Tai skirtingai nei kai kurios tradicinės medžiagos, PIR plokštės nepūva, nepelyja ir nepritraukia kenkėjų. Apskritai COMPIR panaudojimas galimas tiek naujų pastatų šiltinimui, tiek renovuojamiam statiniam. Tai yra modernus sprendimas įvairiem architektūriniam projektam. Ir ne tik, kad puikiai tinka tinkuojamiam fasadam, bet ir užtikrina ilgaamžišką ir energetiškai efektyvų pastato sprendimą. Toliau, plokščių stogų nuolydžio formavimui reikia naudoti betoninį ir keramizitinį sluoksnį. Tai anksčiau sutapdintų stogų
formavimas buvo vykdomas naudojant betoninį arba keramzitinį sluoksnį. Vis dar gauname projektų, kuriuose būtent toks nuolydžio formavimo būdas yra nurodytas, tačiau šiuolaikiniai sprendimai siūlo efektyvesnę alternatyvą - nuolydinį polistireninį putplastį. Tai šio putplasčio privalumai tai yra lengva medžiaga, žymiai lengvesnė už bet kurią iš kitų nuolydį formuojančių alternatyvų, todėl sumažina stogo konstrukcijos apkrovą. Taipogi gamybos metu plokštėse jau yra suformuojamas reikiamas nuolydis, užtikrinantis efektyvų vandens nutekėjimą. Dėl tikslių matmenų ir lengvo svorio nuolydinės EPS plokštės yra greitai ir paprastai montuojamos, sumažinant darbo laiką ir kaštus. Toliau šiluminė izoliacija. Tai polistireninis putplastis pasižymi puikiomis šilumos izoliacinėmis savybėmis, padedančiomis išlaikyti pastato energinį efektyvumą. Taipogi apie šias plokštes galima būtų paminėti, jog jų yra didesnė garų varža esant garo izoliacinės dangos pažeidimam. Tarkim, EPS termoizoliacinė medžiaga įgeria mažiau drėgmės už mineralinę vatą ir neleidžia tai drėgmei plisti į termoizoliacijos sluoksnį. O taip pat neleidžia drėgmei ir kilti aukštyn iki zonos, kur galėtų susidaryti rasos taškas. Betono nuolydinės EPS plokštės apskritai gali būti pritaikytos įvairiems stogam, įvairiem nuolydžiam, atitinkančios specifinius projekto reikalavimus. Todėl pas mus gamykloje yra gaminamos nuolydinės EPS plokštės, standartiškai gaminamos nuo 1% iki 5% nuolydžio, kas 0,5% žingsnis. Tai būtų 1%, 1,5%, 2%, 2,5% ir taip toliau. Taigi pasirinkus nuolydinę EPS ne tik palengvinam stogo konstrukciją, bet ir užtikrinam efektyvų vandens nutekėjimą. BEVI Lietuva laikosi tvarumo ir žiedinės ekonomikos principų, todėl siekdama sumažinti aplinkos taršą, efektyviai naudoti išteklius, siūlo nemokamą panaudoto polistireninio putplasčio EPS paslaugą surinkimo. Atvažiuoja į individualias statybas, galbūt tiesiog pasiskambinate ir susitarsite dėl surinkimo. Toliau, grįžtant prie stogo nuolydžio formavimo, galima būtų paminėti, kad turime dar vieną efektyvesnę termoizoliacinę medžiagą, tai nuolydinė Unipir plokštė. Tai jis standartiškai gaminamas su 3% nuolydžiu, siekiant sumažinti stogo detalės storį, ieškant kas išlaikytų aukštą energinį efektyvumą, lygų apšiltinimą ir nuolydinį galima montuoti ant stogo ir taip sutaupyti stogo detalės storio. Tai pliusai būtų plonesnė stogo detalė, atsparumas drėgmei ir lengvas ir greitas montavimas, kaip ir prieš tai buvo minėta apie PIR plokštas. Tai Unipir sprendimas apskritai yra tiem, kurie siekia maksimalios šiluminės izoliacijos, lengvos konstrukcijos ir greito montavimo. Ir paskutinis mitas, tai geriau naudoti tradicinius metalinius arba medinius klojinius, nes ligtiniai klojiniai nėra pakankamai stiprus arba patikimi. Tai šiuolaikiniai ligtiniai klojiniai yra gaminami gamykloje, pasižymi dideliu geometriniu tikslumu ir yra lengvai montuojami. Tai todėl gali padėti sumažinti išlaidas ir padidinti darbo efektyvumą tiek savarankiškai statantiem namus, tiek vystytojam, nes supaprastina pamatų įrengimo darbus. Tai didžiausi pliusai tai, kad nereikia nuomotis, nereikia atsivežti, nereikia alyvuoti, nereikia sunkiai nešioti montuojant, po išliejimo vėl išmontuoti, vežti atgal į punktą, tai tiesiog susitaupo tiek laiko, tiek finansų. Tai keletas privalumų šių klojinių, tai lengvumas ir paprastas montavimas, šie klojiniai žymiai lengvesni nei tradiciniai metaliniai ir mediniai, tai palengvins jų transportavimą ir montavimą, taip pat sutrumpins statybos laiką ir sumažins darbo sąnaudas. Montavimo paprastumas taip pat leidžia pasiekti didesnį darbo našumą. Toliau puikios šilumos izoliacinės savybės, šie klojiniai užtikrina aukštą šilumos izoliaciją, mažinant energijos nuostolius ir padeda pasiekti geresnį pastatų energinį efektyvumą. Klojiniai pasižymi atsparumu drėgmei ir ilgamžiškumu, tai jų struktūra išlaiko formą net esant ilgam naudojimui, tai reiškia, kad klojiniai nepraranda, nesideformuoja taip, kaip įvyksta su mediniais klojiniais.
dažnas atvejis iš tikrųjų. Tinkamai išramstyti šie klojiniai betono pylimo metu užtikrina konstrukcijų stabilumą. Toliau galimas betonavimas esant ir neigiamai temperatūrai. Tai naudojant šios klojinius galima betonuoti pamatus esant prie neigiamos temperatūros. Šiaip betonavimo darbai vykdomi žiemą prie neigiamos temperatūros į betono mišinį pilant prie šaltinius priedus. Tačiau tai neleidžia betonuoti atviromis sąlygomis, o priedai labiau yra skirti transportavimui. Tai minusinėje temperatūroje klojinius betonuojant būtina juos apšiltinti arba darbus atlikti palapinėje. Tai lygtinis klojinys saugo betoną nuo šalčio, taip suteikdamas jam daugiau laiko sutvirtėti ir įgyti stiprumą iki užšalimo. Nereikia Tereikia tai yra tiesiog pridengti pamatinės sijos viršų. O lygiai taip pat tokių klojinių privalumas yra ir vasarą, kai yra karšta aukšta aplinkos temperatūra, tai šie klojiniai saugo nuo per greito drėgmės atidavimo. Ir mažesnis ekologinis pėdsakas. Tai bevi EPS ir XPS lygtinių klojinių gamyba atitinka tvarumo ir aplinkosaugos standartus. Tai EPS medžiaga yra 100% perdirbama, o dalis XPS klojinių, tai vidinė sienelė ir dugnas gaminami iš Tera XPS. Tai šios termoizoliacinės plokštės sudėtyje jau yra 45% perdirbtos medžiagos. Tai naudojant šias medžiagas sumažiname anglies dioksido emisijų lygį ir išlaikome mažesnį ekologinį pėdsaką palyginus su tradiciniais klojiniais. Tai šie pranašumai daro bevi klojinius puikiu pasirinkimu šiuolaikiniam statybom, kam yra svarbu tiesiog greitis, efektyvumas ir tvarumas. Tai iš manęs būtų tiek. Ačiū už dėmesį.